Skaičiuoji nuo 1 iki 3, susirasi Vitos eterinį kūną. 1, 2, 3. Labai gražus eterinis kūnas, labai dvelkia tokia švelnia tyra vibracija, labai smagu šalia jos būti, gera. Tokia tyrai naivi, bet nekvaila, žinai, kaip toksai, tas tyrumas nėra kvailas, jisai toksai išmintingas tas tyrumas, bet jame jaučiasi ir kančios. Aš pasiprašau leidimo. Taip. Gaunu sutikimą, prisijungiu. Ir man ateina viena tokia reinkarnacija, kaip jinai maža mergaitė, kokių 5-6 metukų. Eina tokia gatve, nuleidusi galvą, o iš jos tyčiojasi vaikai. Kodėl? Ne kito. O kuo ne kitokia? Neišvaizda, bet žmonės jinai nervina su savo tokiu tyrumu, lengvumu. Toks jausmas, kad pavydas eina, o toksai eina gatve pozityvas ir užpuola zombiai. Ir užpuola zombiai negatyvas. Ir taip ją kažkaip tais vadina, tokia, bet vaikai vadina tokiais nelabai maloniais žodžiais ir jinai taip kenčia viduje, liūdi, kenčia, bet jinai nieko neatsako jiems. Tiesiog eina nulenkusi galvą. Nesivelia į konfliktus, ne? Ne, grįžta, matau namo. Šeima yra graži, klasteris šito reinkarnacijų giminės šeimos klasteris yra šviesus. Mama ir tėtis labai šviesus, išsilavinę žmonės, jie nėra... Atsibudę. Ne, jie atsibudę, ta prasme, pas jų nėra tas mokslinis išsilavinimas, bet pas jų labai aukšta kaip žmogiška energetika, tokia šviesus, šilti žmonės, nekreipiantys dėmesio. Jie tokie kaip ir atsiskyrę yra, atrodo, nepritampantys. Sąmoningi žmonės? Taip, sąmoningi. Ai, va čia svarbu. Jie sąmoningi ir aš matau, kad mama atsisėda, mato, kad negrįžta nusiminusi, vaikų daug, kokie 5 vaikai jų. Jinai pasisodina ją taip tokia, matau, kad neprabangus namai, bet jie yra labai tvarkingi, šviesus ir švelnus, tokie jaukus labai. Ir pasisodina ją ant tokios kaip kušėtis, tokios suolių, kaip būtų lova, bet tokia ne lova jinai. Ją pasisodina šalia, per petį apsikabina, glosto galvą švelniai ir nieko nesako. Tokia užuojauta, kai tau nereikia žodžių, tiesiog reikia, kad tave kažkas apsikabintų ir tiesiog šalia su tavim pabūtų, kai tau liūdna. Labai, reinkarnacija nemaloni, bet labai gera ant širdies, kai tu žinai, kad šalia yra tavęs kažkas, kas tave palaiko. Supratau. O kodėl sakai nemaloni? Nes jinai engiama, jinai kenčia viduje, išorė jos nepriima, visuomenė jos nepriima. Pasižiūrėk vėliau tada į tą pačią būtent reinkarnaciją, nes man tai nepakanka informacijos, kad vaikas buvo, tai dažnai vaikai, pavyzdžiui, persilaužia į kitą pusę, ne, jeigu juos engia, tai jie sustiprėja viduje, kai kurie kiti, jie užsidaro savyje. Tai koks buvo Vitos variantas? Persiverčia. Jinai gyvena tokį atsiskyrusios moters gyvenimą. Vienišos, netgi sakyčiau, nes šeimos nematau, vaikų irgi nematau. Kažkaip knygos daug. Kodėl nesusikūrė? Jos niekas kaip ir nenorėjo, ar? Jinai nepasitikint tiek savimi, kažkaip užsidaro nuo visų, tokia daugiau knygos, mokslai, kažkokie domėjimasis žiniomis, bet aš matau, kad jinai, tos žinios yra kažkokios kitokios, nemokyklinės, tuoj pažiūrėsiu. Labai įdomios knygos, tokia kaip, sakyčiau, ligos kažkokios, tokie einam, tuoj. Apie žmogų kažkas tai eina. Ligos daugiau, man eina tokia, jinai
į daktarę, va tokia kažkas tai. Mhm. Gerai, bet tas mokslas yra šitas tradicinis ar netradicinis daugiau? Kaip tu čia matai? Ką jinai studijuoja? Daugiau į tradicinį jinai eina. Mhm. Nematau, kad tai būtų homopatija kažkokia ir dar tiesiog va tokia, kur reikia chirurginio įsikišimo, operacijomis tokiomis, kur reikia chirurginio įsikišimo va per tą pusę. Nes aš matau, kad jinai su tokiam pirštiniam, tam chirurginiam užsidėjusi tą va kaukę, ranga visa tokia, matau. Mūsų dienų, ne, kaukė. Nu, jo, mūsų dienų. Tai gal COVID'as buvo, irgi. Na, nebuvom. Klausyk, o jinai chirurgija tada buvo, ne? Chirurgija. Jo, man tokia mikrochirurgija, netgi sakyčiau, kur reikia kruopštumo, atidumo, supratimo, geros galvos, va tokia va susikoncentravimo. Supratau. Labai įdomu, kodėl tave ten nuvedė į šitą vat reinkarnaciją. Gal taip aplamai reikėjo kažką išgirsti iš to. Šiaip šiuo metu, jeigu pasižiūrėsi jos gyvenimą, jinai neturi tėvų, turėjo, bet nebėra. Šiuo momentu jinai turi tik tai vyrą ir 2 vaikučius. Bet ir jinai jaučiasi, kad netgi šiuo metu yra tokia kaip ir, be jų nieko ir neturi realiai, jie yra jo šeima. Bet man į klasterį žiūriu, tai jisai man nėra negatyvus. Yra taisyklių, programų, kad jai aktyvuotų tos geros mergaitės sindromą kažkokį. Yra programų, kurias reikėjo aktyvuoti per klasterį. Bet pats klasteris nėra man tamsus. Aš, kaip man piešia spalvom ar netamsus arba šviesus, tai yra negatyvas, pozityvas. Tai šitas nėra negatyvas. Šiaip parašyta tik vienas žodis, kad yra alkoholizmas ir buvo didelis ryšys su tėčiu, nors ir dar daug visko buvo pridaręs, bet vis kažkaip bendraudom. Bet kai gimė pirmoji dukra, aš jam pasakiau, kad neturėjom laiko ir tegul jisai pats tvarkosi su savo gėrimais. Po 3 mėnesių jis pats išėjo iš gyvenimo. Aš tikriausiai buvau jam paskutinis artimas dvasiškai žmogus ir nusisukau. Tai turbūt jinai jaučiasi iš vienos pusės kalta, ne, kad tai padarė. Taip, bet čia jai reikėjo aktyvuoti programas, nes kas liečia, matau, eterinį lauką, tai jinai buvo tiesiog, jai buvo pakišta tokia situacija, toksai klasteris, kad neaktyvuotų tai. Bet kaip ir matau, tas alkoholizmas, jisai tokia, nematau, kad jisai yra kaip programa, kad aktyvuotųsi, daugiau yra kaip trigeris, kad jai aktyvuotų jos programas. Nes kad ir gėri, bet aš matau, kad tėvo pusė, nėra tamsus žmogus, ta prasme, kai būna tie tokie despotai arba gėjai, aš kaip tik matau, arba tai, kad aš per jos pusę žiūriu, per jos akis, bet man šviesa eina iš tenais. Tokia. Nėra negatyva. Supratau. Gerai. Tai klasteris yra programų, bet nėra baisių programų, ne? Per jas daugiau aktyvacija. Va. Ok. Pasižiūrim tada, kiek turėjo Vita gyvenimų iš viso. Apie 4000, bet man iš karto informacija, kad pakliuvau toj. Netyčia pakliuvau. Netyčia kažkoks atėjo, ne čia ėjau, bet atėjau čia įstrigo. Tu, kai skanavai, tu sakai, kad tu matai ne iš šitos galaktikos jinai yra, ne? Taip. Tai tu dabar tą patį matai, patvirtini? Taip, patvirtinam. Ar buvo nusinullinimas kažkada tai? Ne, jinai įstrigusi, jinai jeigu galėtų, jinai iš vis iš čia nebegrįžtų. Ta prasme, nemoka išeiti, ne, iš tos? Ne, nemoka. Įstrigo kažkaip. Netyčia pakliuvo.
Oi, vargšiukė. Gerai. Jeigu pas ją, ta prasme, jeigu jinai yra iš kitos galaktikos, mes jau žinom, kad yra tam tikros programos pas ją, kurių negali nulaužti matrica, ne mūsų. Mhm. Tai ar tu matai kažkokį tokį jos, kaip žinai, stiprėja jos pusė? Tyrumas. Tyrumas. Tyrumas ir tokia vat jaunystė eina iš jos irgi. Nu, sakiau aš jai, sakau, rasim pas tave jaunystės eliksyrą. Nes, nu, jo jaučiasi ir tyrumas, ir gal tas tyrumas pereina. Žinai, sakyčiau, man jinai atrodo daugiau kaip energetika vaiko. Va, Taip. toks, kai dar nėra jie sugadinti, tokia tyra. Ane, va tas va jaučiasi iš jos. Gerai, pasižiūrėk sielos sudėtį. Iš karto išeina 63% kosminės. Netgi sakyčiau, kartais gali užeiti ir iki 70. Tokia. Man yra tie iš pradžių 70. Aš matau, kad jos ta žmogiška dalis kažkokia yra svyruojanti, tai žmogiškumą nueina, tai į kosmiškumą nueina tokia, kadangi jinai iš šitos galaktikos, tai tas žmogiškumas pas ją toks yra svirduliuojantis, neužtikrintas. Jinai pakyla, nusileidžia, bet kai būna gyvenimo tarpais tokiais, jeigu užpuola daug negatyvų, tokių kaip aplinkybių situacijų, tada jinai nusileidžia, atrodo, ta kosminė dalis sumažėja. Aš galiu įsikišti. Taip, aš dėl to ir jau. Nes aš matau labai įdomus dalykas. Aš nežinau, kaip pas kitus, bet aš matau, kodėl tai sviruoja pas ją. Aš nesakau, kad visiems taip yra. Dabar aš matau, kaip matrica jai pompuoja, nu, ne tai, kad matrica, bet vadinkim programos, ne? Jai programos kiša informaciją. Tai yra, palauk. Susirasiu žodinę. Žusa tam tikrus. Norėjau pasakyti daug ko iš jo, kaip visada. Palauk. Žodžiu, taip, matau tokį dalyką. Labai matai, kartais sunku perduoti, ką matai. Tai žmogaus šita dalis sumažėja, tai ten yra, aš matau, kaip jinai nulaužia programas. Jei pripumpuoja pastoviai negatyvo arba kažkokių tai programų, ne, kur žmogaus dalies, žmogaus gal, nu kaip, savybių. Jausmuose. Taip, per jausmus tai prikiša, o jinai taip jinai kažkokią programą turi, ar antivirusinę, ar kažką tokio, kad jinai nulaužia juos. Ir paskui ta dalis žmogaus sumažėja ir kosminė padidėja. Paskui jie vėl tą patį daro, kažkoks tai būna down, žinai, momentas ir vėl ta dalis padidėja ir kažkaip tas kontrastas su kosminė dalimi žaidžia pastoviai. Teisingai? Taip, va taip ir norėjau pasakyti, bet tu labai gerai išvartai. Geri žodinė. Matai, kartais ir aš sugebu. Ne, kartais. Gerai. Nu, toliau. Va toliau eina tas labirintas. Labirinte yra biorobotai. Palauk, o tai žmogaus kokia dalis nepasakėjai? Mes aš galvoju. Žmogaus. Apie 10% žmogaus. Gerai, labirintas. Labirintas su biorobotais, aukštom technologijom, IT. Čia tikrai aukštos technologijos, tokios kaip dirbtinis intelektas būtų šitie biorobotai. Apie 4% yra šitų programų su labirintu. Šalia dar programų blegų apie 2-3%. Nu va. Kas čia dabar yra? Čia tikrai nėra nei reptilijos, iš to rasių nieko nėra. Čia yra, eina iš drakoniškos, tokios karališkos, tokie matau antpečiai.
labai pasipūtęs karališkas Drako. Bet tas pasipūtimas neina iš egocentrikos pusės, bet jisai eina iš pasitikėjimo savimi tokios pusės. Žinojimas. Ir iš karto pasakysiu, kad egregoras yra. Koks? Jeigu matai. Man žodis, aš tą egregorą matau, tai paskui pažiūrėsiu grinai, kas tenais yra, bet man ateina, kad išrinktieji tenais yra. O mes jau radom tokių išrinktųjų. Aha. Bet čia gali būti kitokios rūšies, ne tik tai tiek, kad... Aš taip matau, kad ten yra labai nedaug tų išrinktųjų. Su jais reikia labai atsargiai elgtis, tam, kad jų nepabudinti, tokie miegantys atrodo. Bet tai Vita paėmė ir atsibudo. Jo, aha. Tik tai, vat irgi priklauso, ar ne, pagal tas programų nulaužinėjimas. Gal per daug spaudėja. Aha. Nes aš matau, kad aplinkui tas sielas, jos tokios miegančios kolbose yra, tokiose permatomose, kaip stiklinėse kolbose. Ir į juos tokios sukištos šlangos, tokios, kaip tu sakai, pumpuojamos programos, bandoma sumaišyti, integruoti, kaip jie tokiam kaip skystė, netgi sakyčiau, tas skystis yra ir per tas šlangas eina programos, susintetintos tame skystį ir tuos skysčių maitina tuos eterinius kūnus. Taip atrodo, kad juos bando į juos integruoti tą skystį, sumaišyti į kraują, kažkaip tais integruoti į skysčius visus. Bet tą turi daryti labai atsargiai, kad nebūtų, pavyzdžiui, kai kateteris ar ne, tai tu iš kateterį turi žmogaus kūną suleisti palengva lašas nuo lašo, nes jeigu tu vis atsuks ir kateteris pradės ten, tiesiog nesąmonė bus, tam, kad priimtų pats organizmas, neatmestų, taip, kad nesijaustų kažkokio tai įtampos, žmogus nesakytų, kad, ką čia darai, kviesk sesutę, ar ne? Tai ir tas maitinimas vyksta labai atsargiai, palengva, po truputėlį, jos neišgąsdinant. Reikia vos ne pirštų galais aplinkais tas vaikščioti tam, kad tie kūnai neatsibustų. Jie man labai ryškiai šviečia kažkokią šviesą iš savęs. Bet aš apsidairau aplinkui. Sakyk. Ne, tokia įkvėpė orą, iš karto nustoju kalbėti. Nes, matai, aš kai perskaitau anketą, aš stengiuosi ir užmiršti. Ta prasme, prisimenu tik tai labai tokius ryškius, dalykus, kad nes aš pati noriu, pasižiūrėti, nes kaip mes jau žinom, kad jeigu perskaitai, paskui protas įsijungia, ne? Tai dabar aš pasižiūrėjau vėl iš naujo ir matau, pas ją tas pompavimas programų yra migrena. Galvos skausmai būna, kiek pamenu, save nuo vaikystės. Kad tai migrena, supratau, maždaug 20 metų. Priepuoliai būna labai stiprus, iki 3 parų su pykinimais ir panašiai. Priepuoliai priklauso nuo hormoninio fono ir noro. Tikrai ne nuo to, tik tai yra pretekstas, kaip mes jau matėme, ne? Kad tai dažniausiai daro tam, kad žmogus viską sumestų bėdą ant oro ir ant mėnulio ir ant dar kažko tai, ne? Tai čia yra tos programos, kur leidžiamos, ne jai, pumpuojamos. Taip. Ir tada būna migrena, nes migrena turbūt yra tam, kad jos kosminė šita dalis kovoja, ne? Taip užkrės. Aik tu savo. Bet jų tie kūnai, jie tokie, taip ryškiai šviečia, jų visų, nes ne jinai viena, bet aplinkui matau tokia kaip siena, jie tos kolbos sustatytos, tokie vidury, tokie kompai, visokie sudėti tos cisternos, jeigu galima pasakyti, iš kurios yra pumpuojama tos visos programos, tokia labai daug technikos visos. Ir šitie kūnai labai, labai, labai ryškiai šviečia, bet jie miega. Šitie kūnai visi yra iš kitų galaktikų? Taip. Čia nėra šitos galaktikos kūnai. Supratau. Ir dabar žiūrėk, man dabar įdomu, kaip jie naudojasi šitomis sielomis.
Ar yra bendras kažkoks, tai jeigu yra vienas agregoras kaip laboratorija, ne, tai yra bendras kažkoks tai projektas, tikslas jų. Kas tai būtent yra? Ką jie nori iš jų paimti? Ar Išrinktieji, jie yra, iš jų nepaimama kosminė dalis, o jie kaip tik yra bandoma perprogramuoti, nulaužti jų programą, naudoti tą kaip ir savo žinioms, papildyti, kaip kovoti su kitais, bet būtent šitas agregoras yra išrinktųjų įstatyti kaip žmonės į valdymą pasaulio, man toks ateina. Nes jie gali kažkaip tais nulaužti paskui kitų žmonių, šitos galaktikos programas jie gali nulaužti. Pozityvų nulaužimas netgi man ateina. Jeigu jų kosmiškumą būtų galima perprogramuoti, tai tas tyrumas ir jaunystė būtų atvirkštinis variantas, tada būtų kaip ir tokia mokėjimas įsiskverbti, kažkaip tas man ateina į kažkoks eina, kad jie moka perprogramuoti kosminės dalis, kosminės sielas perprogramuoti. Įsibrauti, jie kaip virusas gerąją prasme galintys įsibrauti į žmogaus kosminę dalį tam, kad jau jie tiesiogiai galėtų perprogramuoti, nes tyrumas jų tas yra dažnis ir mes tyrumą visada priimam atlapaširdiškai. Taip. Taip, čia faktas. Aš matau, kad jau yra ir dalis, atsiprašau, Petro, aš tave girdėjau, kad įkvėpiai, bet man atėjo dabar... Tai dabar kvėpuoti nebegaliu. Jau yra kai kurios sielos iš šito agregoro, atrodo, paimtos jau į gyvenimą. Nu, tai prasme, ne tai, kad gyvenimą, bet į tas pozicijas, kurios jau turėtų po truputėlį integruotis. Kaip įdomi. Aukšti postai ateina. Aukšti postai, gerai. Vita turės 4000 gyvenimų. Tai jie dar iki to laiko nesugebėjo jos pakinkyti? Ne. Mes nebaigėm žiūrėti sielos sudėties, ne, bet jeigu tu nori pažiūrėti kontraktą jos pagrindinį, nes esi to kaip yra agregorė, tai gali pasakyti. Išrinktoji, bet tas išrinktoji eina atvirkštinė prasme, kaip ir kryžius, apverstas kryžius vieną reiškia, o tipo tas teisingas kryžius kitą reiškia. Tai ta išrinktoji apversti aukštielnikai. Tai išrinktoji jų. Jų išrinktoji. Taip. Gerai. Tada pažiūrėk, kas yra pagrindinis, kuris laiko kontraktą, kuris vadovauja šitam visam projektui. Šitas Drako, kuris, kaip ir sakau, tas tinkite savimi, jisai labai kantrus, jis ir eina, kad jisai po truputėlį, kad ir 4000 reinkarnacijų, bet jisai tiki, žino, kad vieną dieną jinai bus jo, jisai galės ją valdyti. Kiek procentų jo yra sielos sudėtyje? Apie 5. Nemažai jau. Pas yra labai didelį, aš nežinau, kaip pas Vitą yra fiziniam lygmenyje jos to kantrybės dažnio, bet pas jį eina tokia žinojimas, išmintis, bet iš interferentų pusės, ar ne, aš ne iš gerosios pusės tą sakau, bet kiek pas interferentų. Toksai kantrybės labai daug turi, ištvermės tokios, laukimo, nestresuoja. Nestresuoja? Ne. O čia dabar, jeigu tą pasižiūrėti, tai pase yra begalinis jautrumas didelėm raidėm parašyta. Tai jau reiškia nejokauja. Jinai labai jaučia kitų žmonių emocijas, gyvūnų emocijas, labai jaučia skausmą, negali žiūrėti žaizdas, jaučia skausmą, perima kitų žmonių emocijas, ypač neigiamas.
pajaučiu, kai kas nors apie mane galvoja, visada parašau tiem žmonėms. Jie visada juokauja ir nesupranta, kaip aš tai darau. Žiūrėk, jinai moka prasiskverbti, kaip tu sakai. Taip. Jisai tą žinojimą, jisai neskuba, jisai visai dėl to, kad jisai žino, kad vieną dieną jinai bus jo. Geras, netgi susapnuoja žmogų, senai matytą, ir jis susitinka kitą dieną. Tai netgi į žmogaus astralą gali nueiti, arba, palauk, susitinka kitą dieną, tai susitinka kitą dieną pasapnavus. Ar jinai gali manipuliuoti labirintu? Taip, jinai gali manipuliuoti viskuo, jinai gali įeiti į to žmogaus, iš žmogaus dalį jinai gali įeiti, iš žmogaus kosminę dalį gali įeiti. Į kito gali kosminę dalį nueiti? Taip. Tai pasėtas tyrumo dažnis yra visiems savas, ne? Tas taip. Toksai... Nes ta aukšta vibracija, tas tyrumas yra pas dalis prigimtinės, kaip čia pasakyti, prigimtinis dažnis, ne, galim taip sakyti, visų sielų. Ir sielos automatiškai neturi to apsauginio instinkto šitam dažniui. Ne va, čia tai jie sugalvojo. Priima kaip savo. Gerai, žiūrim toliau. Aš tą noriu paskaityti, pridėti prie to punkto. Verkiu žiūrėdama filmukus, klausydama jautrias dainas. Ypač jeigu susijęs su netektimis, skyrybomis, kito žmogaus spaudimu. Negaliu žiūrėti. O čia jau programos. Jo, čia aš suprantu. Negaliu žiūrėti jokių baisių filmų, žiaurių scenų, jokių gyvūnų ar žmonių kankinimų. Čia jau programos ryškiai. Gerai. Žinok, čia dar yra tokių detalių, kur bus wow. Man dar reikės įsiaiškinti, ką jos reiškia. Toliau, kas ten yra po Drako? Tuoj man hologramą rodo, aš tuoj išsiaiškinsiu, kas tenais. Kažkoks kitas mažas egregoras. Mažas egregoras, kuris yra irgi kaip... tai kaip įdomiai. Tas pats egregoras, kur tos visos sielos yra, tai yra vienas egregoras, o tos kolbos yra kitas egregoras. Ta kolba. Vat, kaip aš sakau, tas sintetinis geros mergaitės sindromas. Aš ją matau, kad irgi vat, tas egregoras yra programos, tokia kaip mentalinių plokštelių saugykla joje, jos tame kolboje. Tai taip, čia kur pompuoja grinai surišta tik su ją stebi ir jinai yra tas jų projektas individualus. Yra visas egregoras, kur yra kaip ir įsivaizduok laboratorija ir aplinkui aš irgi matau kolbos ir visi yra individualiai dar programuojami. Tai jo, kaip ir jo galima sakyti, kad yra kaip ir kitas egregoras, bet šito yra apie 3%. Ir daug, visa likusi dalis yra tokių iš sraigtų sudarytų kirmėlių implantai. Bet tai nėra tos kirmėlės, bet pavyzdžiui vieną varžtą, ne varžtą, bet kur įsisuka tam į varžtas ir į kitoj pusėje, kaip viena vadinasi tos. Kas? Ir varžto... Sraigtas tas, va. Tai iš daug sraigtų, o tokios padarytos kaip gyvatės, jos tokios kraiposi, juda,
man taip ateina, kad čia tos ne gyvatės jos tokios yra, bet tokia... Programiniai sraigtai, gyvatės, implantai, kas? Jo, viską tai tu pasakei, yra tas vienas. Tai žodžiu programos vėl. Jo, bet kaip įdomi, nes tos programos turi atskirą savo intelektą, IT. AI. Jos gali, taip žiūrėk, jos yra kaip indikatoriai pagaunantis jos aukštą vibraciją, jos kažkokį tai jausmą aukštą ir moka perprogramuoti jį, apsukant tokį kaip apvalkalą. Jeigu įsivaizduoti, kad jausmas būtų burbuliukas, pavyzdžiui, meilės jausmas yra mažas burbuliukas, tada šitas sraigtinė gyvatė prisisiurbė prie to burbuliuko ir jį paleidžia tokį kaip dažnį viruso. Susintetina, reiškia. Jo, bet tuos burbuliukus tokius susintetina. Visas jos kūnas, pavyzdžiui, įsivaizduoti kaip daug burbuliukų, o tie sraigtai gyvatiniai, jie yra tam, kad jie atpažinę tą aukštą vibraciją, ją konvertuotų į apkrėstų. Bet ne tai, kad apkrėstų į priešingą jausmą, bet įneštų į tą aukštą vibraciją, įneštų tokį kaip ir, pavyzdžiui, nuoskaudą arba ašaras. Tokį palieka jį, tą jausmą, bet jį sustiprina su įtampa. Nu tai kad pasira tas begalinis jautrumas. Tai čia jau... Jo, kažkas panašaus. Taip, tai čia jau indikuoja, kad nenormalu, nes turi būti kaip neutraliai viskas. O čia, kai yra peribor, kaip sakant, tai jau ir indikuoja, kad kažkas yra negerai. Oi. Ir jos ypatingai, šitie sraigtai, ypatingai irgi galvoja, yra man dabar spaudžia galvą, tiesiog atrodo, kad tenai vietoj mano galvos metalų krūva, tokia metalinė galva. Vat ir norėjau tavęs klausti, pažiūrėti pirmą ligas. Ką tu matai? Metalinė galva, sunki galva, užspausta, sinusitas, kažkoks kaip sinusitas, kaip kažkas tokio eina galvoj. Aš nesakau, kad yra sinusitas, bet toksai užspaudimas tarp akių, kurioje vietoje yra tas sinusitas, kaip būna. Toksai leidžiasi į apačią ir aš matau, kaip atrodo, kaip užgulta nosis, tokia kaip, visas veidas atrodo, visa galva yra tokia sunki metalinė. Gerklėje irgi atrodo metalų krūva. Nu, pažiūrėk, nematai nieko keisto galvoj. Nėra pasent fizinio ligmens kažkokių metalų, jeigu ieškai. Ta prasme, ar nėra tokio, kad nebuvai mačius kažkas tai tokio keisto? Aš čia iš vis nebuvau nieko panašaus mačiusi, tai man tos tie sraigtai visi. Gerai, pasiduodu. Aš pasiduodu. Ta prasme, kad nebeklausinėjau. Žiūrėk, yra toksai fenomenas pas ją. Aš kai skaičiau, man atėjo atsakymas, bet aš noriu, kad tu pasakytum per savo prizmę, žinai, pažiūrėk per ją tiesiog, ar tai yra tas. Gerai, jinai nemato į tolį, turiu nešioti akinius. Bet, yra vienas bet. Tikėjimui yra labai keistas dalykas. Nuo pat vaikystės vis matau, ko nėra. Tarkim, važiuoju su mašina ir atrodo, kad jau ant bordiūrų važiuoju, arba žiūriu į tolį ir matau kažką, nors ten nieko nebūna. Iš to kyla baimių, nors realiai nėra, bet aš taip matau ir tik, kai visada prie pat prieinu. Ne, tai yra, kai prie pat prieinu ir tada matau, kad nėra to daikto. Ką tu matai per ją? Alio. Nematau, aš žiūriu per ją, aš žiūriu, kad jinai užsideda paralelės ant viršaus. Tokia, kaip jinai mato, gali matyti
kažkokią paralelės šalia esančią. Mhm. Atsakymas glitch in the matrix. Iš karto toksai glitchas. Jinai, žodžiu, taip, paralelės, bet jinai turi kažką tokio, kad ta prasme gali matyti šitą paralelę, kaip tu sakai, vieną ant kitos, ne? Mhm. Bet dar vienas dalykas, girdi irgi su klausa tas pats kaip ir su akim. Girdžiu, ką kalba žmogus, bet visada klausiu, ką. Lyg kitaip suprantu jų žodžius arba nenoriu girdėti. Šitie sraigtai viską daro, ta golba, antiek čia viskas yra persipinę ir jinai antiek yra sumontuota, kad kuo mažiau jinai galėtų naudoti savo tuo kosmiškumu, panaudoti jis jos sugebėjimus naudoja prieš ją pačią. Nes pas ją yra ypatingai, kadangi pas ją yra tas tyrumas ir tas kitos galaktikos, tas dažnis, pas ją yra viskas daug intensyviau ir jautriau negu šitos galaktikos sielų. Ir pas ją jinai, kaip ir sakau, mato tą gali matyti ant viršaus esančią paralelę, kaip tu irgi sakai, tai matricos glitčiai irgi jie yra, kadangi tai yra kaip ir programos, ar ne, visur, tai gali matyti tas matricos programas, bet... Man toks vaizdas, kad jinai nulaužė jas. Taip. Pati. Ir gali matyti tai, ko kiti nemato, nes jie neturi tų programų nulaužimo. Vat pas ją yra kažkas tai viduje, ko jinai pati nesupranta, ir mes kol kas dar nesuprantam, kad kažkas yra tokio, kad vat jinai paima ir nulaužia. Taip, ir kaip kiti žmonės, kai šneka, kad irgi netgi tavo ir postas buvo, ar ne, kad žodžiuose yra kodai, programos, ir kadangi jinai kaip ir nulaužinėtas programas, tai pas ją nesusiję, tokia kaip ir, kadangi žmogaus irgi yra, jinai kaip ir žmogaus kūną turi, ta prasme, tai, kas ir žmogui, mums visiems integruota. Tai va, jai šiek tiek glitchas yra, kad jinai nesupranta tų programų, arba jas kaip, nedakė nesupranta, bet jinai automatiškai jas nulaužinėdama, tada nesupranta, ką iš tikrųjų sako. Tausai kaip gaunasi, jos pačios galvoje glitchas tada jau. Žiūrėk dabar, kaip jie bando ir bandė numušti jie šitą. Esu pabudusi nuo neapsakomo baisaus baubimo, žviegimo, kriokimo ausyse, nežinau net kaip paaiškinti tą garsą. Tai nei žmogaus, nei gyvulio balsas. Taip nutiko 2 kartus. Man atrodo, kad sapnavau. Kas tai ir kodėl girdėjau. Vienas iš tokių garsų keistų yra šerno kriokimas. Jie spiegia kaip zombiai. Aš nežinau šito. Aš patyriau šitą kempingę šakės, kaip įsigandau, gau zombiai aplink palapinę laksto. Klausyk, dabar kas ją gazdina? Iš kur tie garsai? Kadangi pas ją yra ta aukšta kosminė dalis ir jinai moka nulaužinėti matricą, tai kol jinai yra aukštose vibracijose, sunku ją integruoti kažkokią programą. Tai tam, kad integruotų, jai reikia numušti bent jau sekundinį tą momentą, kad jinai išsigąsta, pavyzdžiui, tas garsas. Ir iš karto automatiškai toksai klikt ir tu išsigąsti, nors gali būti ir greitai atsipalaidavimas, bet tuo momentu, tas milisekundinis momentas, jie gali įmesti kokį varžtą, kažkokią programą per tą žemą momentą, kai nėra apsaugos. Dar kitas variantas irgi iš tos pačios serijos, tai maždaug 4 klasiai vasarą su mama važiavom į promočiutės kaimą, jie jau buvo mirusi. Ten atostogavom savaitę, mes gyvenom promočiutės buvusiam kambaryje, mama miegojo lovoje, o aš vaikas ant žemės. Vieną naktį nubudau ir pamačiau prie stalo sėdinčią savo promočiutę. Baimė buvo neišsakyta. Negalėjau nei mamos pakviesti, užsiklau su antklode galvą ir bijau net pajudėti. Bet vėliau nutariau vėl pažiūrėti pro antklodės tarpelį. Kai pažiūrėjau, prieš mane stovėjo kojos. Eik tu sau, dabar tu man skaitai ir aš... Jo, čia man atrodo, kad visi būtų numirę iš baimės.
lik mano mamos, nors mama aiškiai gulėjo ir miegojo lovoje. Tos kojos buvo prie pat manęs, stovėjo prieš mane. Pažiūrėti aukščiau nesugebėjau. Niekas nebūtų turbūt sugebėjęs. Fū, kaip baisu, neskaityti, ne? Iš tos pusės. Iš baimės nieko negalėjau daryti, nei judėti, nei kalbėti. Tik užsimerkiau stipriai. Mamai paskui ryte, aišku, kad sakė, kad susapnavau, bet aš žinau, kad nemiegojau. Po to karto nieko nemačiau, gal dėl tos didelės baimės užblokavau save. Taip. Šaunuolė, vat būtent ir užsiblokavo save, nes jinai mato paralelę, jinai matė ir tą numirėlę, aišku. Taip. O galbūt, jeigu būtų baisu žiūrėti. Bet žiūrėk, dar vienas dalykas toks yra. Yra du atvejai, kai baimės yra, ne? Baimės iš nežinojimo ir baimės yra integruotos. Tai ta promočiutė galėjo būti jinai, bet jinai išsigando, nes jinai, ta prasme, kaip ir mes visi turbūt nualptume, pamatę, žinai, kažką vaiduoklį, ypač koją šalia. Oh, no. Ir kitas variantas galėjo, kad tai buvo holograma, kad įvaryti į tą baimę. Tai vad, kuris čia buvo variantas? Pirmas. Pirmas variantas, aš matau, kad jie tiesiog pasinaudojo tuo pirmo variantu, kad integruotų, nes tai jiems buvo naudinga. Bet tai, kad neįmato paralelę, aš netgi matau, kad ta močiutė ne tai, kad tuo metu buvo atėjusi, o tą paralelę tokia šalimai esančia kita močiutė dar gyva buvo. Tokia, žinai, kaip vaizdą gali matyti, tai, kas buvo, arba ten tokį šalia kažkokį. Tai aš matau, kad ta močiutė ne tai, kad jinai atėjo kaip vaiduoklis, bet tiesiog užsilikęs informacinis laukas tame name, kaip paralelė. Būtent, ir man tas pats atrodo. Taip. Mhm. O dabar tą matau tas kojas, tai jos iš tikrųjų tikros atrodo, kad galėtum jas ir paliesti. Tai jeigu jinai gulėjo ant žemės ir jinai matė paralelę, tai ten močiutė turbūt ne kartą pravaikščiojus yra. Tai jeigu jinai tiesiog pamatė, kai močiutė stovėjo Man net suka pilvą, žinok, aš. Net nebuvo skrandį. Nesakyk, kad piliukas suka. Nepaleisiu niekur, turėsiu dabaigti iki galo. Jo, ir taip, tai jinai mato, reiškia paralelės, kitiems yra glitch in the matrix, ne, kiti, kai programas pradeda irti, pavyzdžiui, yra net tokių vaizdų, gal daug yra ir montažų šiaip internete, bet pavyzdžiui, labai daug ir pasakojimų žmonių yra, kad mato, kaip mašinai važiuoja į erdvę, arba mato, kaip žmogus eina į erdvę. Ta prasme, kiti žmonės, ne vien tik Vita šitą mato, ir kiti žmonės mato, bet aišku, jiems tai yra jau kaip ir nesuprantamas dalykas, ir jie dažnai nurašo, kad pasivaideno, ne? Ir dabar tą vaizdą, kurį aš matau, tai man labai primena tokį filmą Kiti su Nicole Kidman. Ten irgi dvi paralelės gyveno viena ant kitos. Tai... Koks filmas? Kiti. Šiaip įdomus, jeigu kam pabijoti, jeigu kas mėgsta pabijoti. Others, angliškai, ne? Aha. Apie vaiduoklių namą tokį? Matai, tame name, ta Nicole Kidman buvo kaip daug anksčiau gyvenusi šeima, o į tą namą atsikrausti kiti žmonės. Ir nebepasakok, viskas. Bet tiesiog ten dvi paralelės. Supratau, reikės užsirašyti, nemačiau to filmo, Adas, ne? Visi žiūrėkit. Tik paskui nusitraukti matricaus laidus po baimės. Ten baisus filmas? Nemalonus, aš į tualetą nenorėjau naktį eiti. Gerai, tada aš ne. Bet čia labai dieną žiūrėsiu. Bet čia jau daug metų atgal, senas labai filmas, aš nežinau, gal 10 metų atgal. Supratau, gerai. Nors šiaip man tokie filmai nebaisus, man daugiau baisu apie zombius žiūrėti, nes jie šlykštus, kaip žiūrėti kraujai taškus.
Žinau, kad tu mėgai zombius. Aš anksčiau mėgau, bet dabar bijau žiūrėti, nežiūriu. Tai va, tai įsivaizduok, Vyta pamato tokius dalykus. Tai aišku, kad jai yra integruojama, nes mes visi kaip žmonės, mes vis tiek yra ta baimė tiek pas tave, tiek pas mane. Ne? Pavyzdžiui, skrydžius dabar atytų prie lango, pilkis, aš tai tikrai bent jau kelias milisekundės įsigašiau. Taip. Nes tai yra nepažįstama. Protas nesuvokia, nes protas yra limituotas. Būtent. Gerai, super. Tai tada einam žiūrėti toliau. Pas ją yra galva, ane? Taip, galva, gerklė. Nu, galva, gerklė irgi. Gerklė, gerai. Tu matai kažkokią kitokią problemą gerklėje? Aha, aš matau, kad gerklė irgi tokia kaip geležinė, atrodo kaip metalinė, pas ją labai daug to metalo. Burna. Kas burna? Gerklė ir burna. Gerklė. Palauk, pas ją yra dantys. Už tai klausiu. Atviras sakantis. Vaikystė nesutvarkytas, dabar daug problemų susitvarkyti. Visus dantis gražiai ir sveikai. Genda. Ir tai vienintelė sritis, kurioje lyg temptų kažkas atgal. Ir kai nori susiplanuoja kažką daryti, tai dantysas išsikrausto, tai vaikai susirga ir žodžių nesusitvarko. Tai iš kaulų tai yra paimama, bandoma ją perprogramuoti, tą programą, kad niekas nelįstų prie šitų sraiktinių gyvačių, tų gyvatėlių. Nu, viskas man indikuoja, kaip aš sakau, tas pumpuojamos programos, tos kaip skysčiai, jie turi kaip ir integruoti į ją, kad kaulai būtų silpnesni, ta prasme, kad jie lengviau būtų pažeidžiami, tokie informacija bandoma paimti, nes ypatingai kraujyje, skysčiuose, kauluose yra mūsų visa informacija, ne kaip DNR, kaip sakom. Tai matau dabar vėl šitą sąnariai, atsiminiu, kai sakai, kad kaulai, tai nuo pat vaikystės, taip pat per lietingas dienas, vėl tos lietingos dienos čia visiems kliūna, bet čia net ne į temą tos dienos. Aš nežinau. Taip. Nubundu nuo baisulinių skausmų sąnarių, su kalkūnių ir pečių sąnarius, o nubudus būna, kad net nepamenu. Dabar šie naktiniai skausmai retesni, gal jau porą metų nebuvo, bet per kvėpavimo praktikas būna rankos išsukiotos kaip per eksorcizmo seansą. Žinau, ką jinai sako. Energija nepraeina tenais irgi. Eik tu savo. Sąnariai. Tai žodžiu, tos gyvatės, ne, tos programinės, jos įsiraigia per visą kūną, ne? Per kaulus, skysčius, o kaip kraujas? Per viską, kaip ir sakau, tos programos yra pumpuojamos, kad maitinamas visas eterinis kūnas yra maitinimas tuo skysčiu, kaip mes sakom, per odą patenka viskas. Tai jinai ir yra toj kolboje patalpinta į tą programinį skystį, kad jinai tiesiog absorbuotų, jos kūnas absorbuotų viską. Per kraują skystį kaulus, toks eina tie sluoksniai. Nu, dabar yra aišku, kodėl yra tokios mėnesinės. Per 2 mėnesinių dienas negaliu stovėti. Gimda ant tiek traukia ir tempia žemyn, atrodo, kad iškris. Iki vaikų turėjau labai daug gimdos uždegimų ir vieną persileidimą. Gimda, pažiūrėk. Sraigtas yra gimdo implantas kaip generatorius, atidarimo kažkoks generatorius, nesuprantu, ką reiškia dar kol kas. Atidaryti jos kosminę dalį. Man dežavų, aš jau mačiau tokį šitą sraigtą. Pažiūrėk, jisai sukas ir jisai atsidaro prieš mėnesinės? Taip. Žinai, dabar aš noriu paklausti, kadangi apie tas mėnesinės čia beveik kiekvienoje anketoje, aš noriu paklausti tokį dalyką. Kodėl būtent prieš mėnesinės pas moterį būna apsauga sumažėja?
Ne visom, aš matau, ne visom sumažėja, pas ką yra, dažniausiai pas ką yra tos programos tokios, integruotusios, kurios nusitaikė į tą kūrybinę energiją. Ir kai to menstruacijos, tada kūnas valosi. Kai kūnas valosi, reiškia durys atsidaro. Kai durys atsidaro, reiškia apsauga sumažėjusi. Ir tada lengviau yra numušti, kaip, aš čia vaizdžiai pasakysiu, ar ne, mes, jeigu nešam šiukšlės į lauką iš namų, tai mes automatiškai atidarom duris. Jeigu mes atidarom duris, bet kuriuo metu gali atbėgti koksai vagis, duoti mums per galvą ir įsibrauti į mūsų namus. Bet kai mes nenešam šiukšlių, mes būnam namie užsidarę, užsirakinę iš vidaus. Bet žinai, kas yra? Labai daug moterų skundžiasi, kad būna prieš savaitę. Ir vyrai daug skundžiasi, kad moteris kaip gyvatės pasidaro. Prieš mėnesinės 1 savaitę. Būtent prieš. Tai ir yra tas mažinamas tokio kaip spiginama į moterį, kad jinai tokia kaip ir ta apsauga mažėtų. Tada, kai sumažėja apsauga, išsivalo organizmas, bet jie yra, aš matau, kad perprogramavę tą išsivalymo procesą, kuris turėtų būti natūralus, jisai gaunasi taip, kad veikia prieš moteris, prieš aplinką, tokia kaip negatyvos sukėlimas iš tos pusės, kur turėtų būti atvirkščiai. Aš matau, kad kaip yra tas... Aš matau, irgi man žodžių reikia žodinių pasimti, nes labai noriu daug pasakyti ir niekas nesigauna. Bet aukštesnė dimensija, kaip aš matau, buvo, moteriams tokių dalykų nebuvo, kažkokia kaip išsivalymai, kaip mėnesinis, kaip dar kažkas, nes nebuvo kam valytis. Kai dimensijos krito, tos vibracijos žemės krito, tas negatyvas pradėjo kaupti žmogaus viduje. Automatiškai žmogus prisiderino prie tų pokyčių tam, kad jis galėtų pašalinti iš savęs negatyvą. Tai yra negatyvo pašalinimas. Kai mes šalinam negatyvą, tada tas negatyvas per kitą pusę ateina vėl pas mūsų, nes mes sumažinam tą apsaugą, tai mums per kitą pusę tą negatyvą įkrečia, kad mes vėl turėtum ką šalinti. Toksai kaip užburtas ratas gaunasi. Per vieną galą jie išeina, o per kitą galą ateina. Per galvą ateina, per apačią išeina ir toksai vis tiek atrodo, kad ten išsivalėjau, čia naujos programos ateina. Bet čia yra panaudota, irgi kūrybinė ta energija, ar ne, jinai yra vagiama, susintetinama per tas jausmus. Ypatingai aš matau tas momentas, kai moteris prieš menstruacijas kažkoks susikuria labai didelį gale, labai toksai, kaip prikaupia tokį burbulą, tokį savęs tokia subręsta. Ir tada jinai turėtų kaip ir tą branduolį visą panaudoti kūrybai, tiek savo kūrybai, gyvenimo kažkokiam tai savirealizacijai, bet jinai išeina kaip į kanalizaciją. Pavagiama. Supratau. Oi, aš atsimenu dabar, kai pati paralelės mačiau ir aš galvoju, taigi visai nekeista tai. Aš gyvenau vienam bute, kur aš atsikrausčiau greitai, nes man labai reikėjo greitai išvažiuoti iš kito buto ir tas agentas sako, ką tik žmonės įsikraustė ir pigiai labai tas butas buvo, man labai buvo keista. Ir aš įsikraušiu tą butą ir ten buvo daiktai palikti tų žmonių ir aš galvoju, kokie įdomus, kaip jie palieka daiktus, vaikų drabužiai ir žaislai ir ten saugusių. Aš tas daiktus surinkau ir padėjau, vienoje vietoje, nes ant 3 kambariai buvo. Ir žinai, kas man prasidėjo, aš pradėjau matyti, kad kažkas tai vaikšto po koridorių. Ir aš vienu momentu taip ėjau per koridorių ir man į priekį ateina vyras su peiliu krūvinu. Ir žinok, aš atrodo mačiau kaip 3D kažkokį žmogų. Man siaubingai pasidarė keista ir toksai, žinai, baimė, nes aš tą peilį matau.
Ir vat atsimenu, vat dėl tos priežasties aš pirmą kartą nuėjau pas ekstrasensę Londone. Ir aš jos klausiu, su kuo aš atėjau dėl problemos vienos, kur aš noriu, žinai, paklausti, kas yra mano bute, o jinai atsisuko į mane tokiom akim rudom. Sako, kam tu manęs klausi, tu pati žinai, kas ten yra. Sako, taigi tu matai. Tai dar baisiau man pasidarė. Ir žinok, tam bute aš paskui radau ant kilimo dėmių. Tai kas ten buvo? Aš nežinau, aš agento klausiu, man jisai keitė temą. Aš įsikraušiau iš to buto, žinai, nes man nemalonu žiauriai ten buvo labai gyventi. Bet vat paralelė reiškia, ta prasme, netgi vat, tas informacinis laukas, gal net ne paralelė, bet tas informacinis laukas, kurį mes galim matyti. Čia tas pats, kas parašyti pieštuku ir jeigu tu labai stipriai spaudi į lapą, tai tu ištrink trintuku, bet vis tiek liekam. Žinai, vat pavyzdžiui, aš atsimenu, sodinau gėlės pas save, irgi toksai dalykas. Ir aš galvojau apie vieną įvykį sodindama gėlės. Aš žinau, kad einu prie tų gėlių ir man visada aš atsimenu tą vaizdą, apie ką aš galvojau sodindama gėlės. Tai yra, aš palikau tą informacinį lauką. Supranti? Taip. Nes vat tas informacija, jinai niekur nedings ir jinai tenai yra. Ypač, pavyzdžiui, kai tu atsimeni tuo labiau, ne? Tai vat ir ateini ir tau toks kaip trigeris atsiminti. Ypač, kai būna, kad nemalonus tas, ne, galvojimas buvo, kad kažką prisiminiai ir sodinai gėlės, tai atrodo, kad tu ten pastovi tas gėlės pamatai ir tau aktyvuojasi. Taip, tas negatyvas aktyvuojasi. Taip, va. Nušakės. Bet pas ją yra stipriau, jinai mato, kaip tu sakai, paralelės. Galbūt tolimesnė, žinai. Kaip pavyzdžiui, jeigu mato bordiūrus, gal jinai matė kažkada, tai kai buvo pasodintas, miestas kitaip atrodė, ne? Kitaip gatvės galbūt atrodė. Jinai netgi matau, kad ir artimo paralelę, va tą tokį kitą variantą, ne tik praeities, bet aš matau, kad jinai mato ir kito varianto paralelę. Taip, o tas kitas variantas, paaiškink, kas yra, kad suprastų Vyta. Kitas variantas yra tai, kad mes padarome kiekvieną akimirką vis kažkokius tai veiksmus, kurie, nemoku paaiškinti. Pavyzdžiui, aš einu vienu keliu į parduotuvę, yra vienas variantas, kaip aš nueisiu. Jeigu aš nueisiu kitu keliu ir sutiksiu žmogų, su kuriuo užsikalbėsiu ir mes susitikti, pavyzdžiui, kitą dieną kavos. Tai reiškia, kad aš jau kitą paralelę sukuriu savo gyvenimo. Jeigu eisiu dar kitų kelių, ten eisiu tuo keliu, kur girtas vairuotojas važiuos ir partrenks mane, tai reiškia, kad yra kita paralelė, aš kitą variantą sukuriu. Ir yra labai daug tų paralelių, tokių artimųjų ateities paralelių, kaip mes vienai par kitaip pasielgdami, galima jas susikurti savo. Taip. Ne tik žmonės turi šitą paralelę, turi pati ir žemė šitas paralelės, jų yra labai labai daug. Taip. Tai va, ką ten Vytė mato, dar klausimas, žinai, ką jin ten mato, bet kad mato, tai čia faktas. Aišku, nusidarė labai jos, jeigu nesupranti, ką matai, tai čia turbūt ir gali, žinai, šizofreniku pavirsti, reikia žinoti. Nepasiruošęs irgi, žinai, yra sunku. Bet jeigu jinai šitą pradėtų kaip sąmoningai netidarinėti vėl, galėtų prasidėti jai labai įdomus dalykai gyvenime. Aš norėčiau. Nesu peiliais visokiais matyti, žinai, degradus aplinkui lakstančius, bet šiaip įdomu būtų. Gerai, pasižiūrėkim dabar tokį dalyką. Aš nebeklausiu dėl ligų, nes aš visas kaip ir čia išvardėjau, dar gimdo yra pienligė, bet tai čia tas pats yra su moteriškom. Taip, iš ligų kaip ir viskas. Dabar pažiūrėk, papildomi kontraktai, kurie
Ar yra kažkokie per žmonės, ar šiaip karminiai kažkokie ryšiai? Yra. Mhm. Ar yra kontraktų, leidimų? Taip yra. Yra žmonių, kurie turi, matau eilę už jos nugaros susistojusių, atsistojusių, stovinčių. Ne žmonių matau, o aš kaip tik matau interferentus, kurie stovi eilėje, bet jie yra kaip darbininkai, dirbantys šitam karališkam Drako, kaip įrankis jam pagelbėti. Ir daugiau ne kontraktai, bet tik tais leidimai. Viskas vyksta su šito Drako žinia, jisai jiems vadovauja. Ar daug tokių yra kontraktų? Taip, yra daug. Ne visi jie iš karto veikia viename gyvenime, net reiškia, kad ne visi aktyvuojasi viename, bet jie paklytomis, kas pagal situacijas ir aplinkybės ir pagal tai, kaip Vita gyvena savo gyvenimą, taip ir aktyvuojasi šitie leidimai. Būtent, jeigu jinai matytų paralelės, jinai galbūt matytų, kokiu keliu jai pasirinkti. Ir galbūt tie pakištukai jai netytų gyvenime. Taip. Gerai. Išsės ok, ne, čia yra tas. Dabar klausimas toksai. Pas ją yra didelė aukščio ir uždarų erdvių baimė. Jinai bijo eiti pirtį, skristi su lėktuvu, bet aišku viską tai daro, bet jai kainuoja tai daug streso. Ar čia yra aktyvuota iš informacinio lauko, ar yra, artificial? Jos čia yra, abu šitos baimės, kurias išvardinai, tai yra jos. Tik tais jos yra aktyvuojamos. Jos yra čia? Taip. Tai čia negražios reinkarnacijos, nenoriu žiūrėti, ne, tik paklausiu. Gerai, vyrų prievartos baimė. Jos ar aktyvuota? Jos. Vairavimo baimė. Mieste važinėjai be problemų, bet į didelius miestus bijau važiuoti. Ne, čia ne jos. Bet jinai sako, kad dėl savo to netikro matymo. Tai čia ir pridėta, nes ne jos čia yra, jie tik primesta šitą baimę. Bet tu įsivaizduok, važiuoji į miestą, jeigu jinai gyvena maža miestelė ir atvažiuoja į didelę matricą. Tu žinai, kiek jinai gali matyti keistų dalykų ir jo avarija, jinai turbūt nemoka, žinai, susidoroti su tuo, neskiria. Čia kaip, jeigu matai 3 tiltus, tai reiškia pirmas tikras. Tai vidurinis tikras. Vidurinis. Ne, tu čia, o jeigu prašausi. Tada nepasisekė. Pasiseks kitam gyvenime. Ne, čia čia aš anekdoto dalį prisiminiau. Jo, bet čia yra integruota jai. Taip, panaudota jos sugebėjimas panaudotas prieš ją. Dar vienas toksai punktas, jaučiu didelę kaltę dėl vaikų auklėjimo. Nežinau, ar aš jų netraumuoju savo kažkokiu elgesiu. Neturiu su kuo pasitarti be vyro. Tėvų abiejų nebėra, vaikystės neturėjau dėl jų gėrimo muštynių nepriežiūros, tai šeimos pavyzdžio taip pat nebuvo. Trūksta palaikymo, ar gerai viską darau. Čia vėl tas mano jautrumas. Kaip keista, pagal tai, ką jinai rašo, tai klasteris atrodo sunkus, bet aš vėlgi nematau, gal tada pasižiūrėjau klasterį ir aš nematau, kad jisai būtų sunkus. Kaip čia įdomiai. Gerai, klasteris, kad toks ar toks buvo, vis tiek programos išeis, bet jei tu sakai, ten turėjo aktyvuotis programos per tai, ne, bet tai šitas kaltės turėjimas dėl vaikų auklėjimo yra... Ne jos. Integruota, čia yra, kaip ir sakau, per tą klasterį geros mergaitės sindromas kažkoksai integruotas, kad
reikia gražiai elgtis, reikia daryti pagal taisyklės, reikia būti patogiai, tai kažkaip tas eina iš tos pusės. Jo, kaltė yra visiškai ne jos, nes čia yra programa. Dabar taip, yra kažkoks pyktis ant vyro, nors be jo nieko neturiu, tai vis ant jo išsilieju. Čia yra aktyvuotas emocinis laukas programos. Tokio, kad tai būtų galima pašalinti kaip implantą nėra. Lina įskrido į kosmosą. Tuoj grįžu. Aš grįžau, bet man kažkas kaip davė į gerklę. Ašaros provocacijos pradėjo eiti ir galvoju, kad jau dabar nepašnekėsiu. Tuoj. A tu apsidėjai apsaugą bent jau? Ne. Nu tai ko dabar tada skundės? Pati kalta. Aha. Saulės rezginį tau užspaudė, pažiūrėk. Man per gerklę Daiva dabar atrodo, kad man užspausta gerklė visai. Gerai, o pažiūrėk saulės rezginį irgi. Taip. Susitvarkyk. Susilopyk. Važiuom toliau. Viskas aš jau. Užsidėjai apsaugą. Gerai. Dabar yra vienas pas ją irgi paskutinis punktas, kad yra baimė, kad visur mane atstums, neprims. Atsimeni tu, kai pradėjai pasakoti, sakei, kad iš jos tyčiodavosi vaikai. Taip. Bet čia ir jinai pati rašo, kad čia tikriausiai yra nuo vaikystės. Tai vaikystė irgi buvo kažkas panašaus. Kaip ir. Taip, ir šitas, kaip jinai rašė apie tą klasterį, kad neturėjai palaikymo ir rūpinimuose, tai o anoje reinkarnacijoje kaip tik buvo tas klasteris toksai, kuriame turėjai tą palaikymą. Tai jinai žino, kas yra palaikymas, kaip turi vaikas jaustis, jeigu jisai, ta prasme, turi tą palyginimą, aktyvuotas informacinis, abu laukai aktyvūs yra žinojimas, kaip jaučiasi palaikymas ir jo nebuvimas. Gerai, o dabar žiūrėk patirtis žemiškos priklausomybės. Visa tai priklausomybės buvo praeitame etape. Paauglystė ir ankstyvoje jaunystėje buvo visko ir buvo daug. Nerūkau 10 metų, alkoholio prieš kelis metus atsisakiau, labai baisios pagirios ir moralinės ir fizinės būdavo. Buvo narkotikai paauglystėje, nebevalgau raudonos mėsos, kai visiškai atsisakysiu mėsos, tada bus kavos ir saldumynų laikas. Kodėl nenulaužė jinai šitos programos? Ta prasme, nulaužė vėliau, bet kodėl pasidavė? Dėl to, kad yra interferentai, yra programos, yra aktyvacija, yra klasteris. Ir bandė po truputėlį ją prie to atpratinti, bet persistengė. Ir kaip ir sakau, pagal tą kosminę, arba jinai padidėja, arba sumažėja, kai žmogiška dalis paima didesnę dalį, tai gali jie automatiškai ją daugiau manipuliuoti, pasiūlant tą poreikį kaip narkotikų ar alkoholio ar cigarečių. Tai yra ieškojimas kažkokios irgi, kaip mes labai dažnai matome, kad kai vaikas arba paauglys, jisai neturi palaikymų šeimoje, tada jis eina ieškoti į kažkokias tai grupės. O dažniausiai grupės yra pakištos tokios, kurios veda į destrukciją tam, kad jinai gamintų tą negatyvą. Kada jinai, matau tą tokią informaciją,
kad kai jinai yra apsvaigusi, tarkim, nuo alkoholio arba nuo narkotikų, tada lengviau yra paimti jos tą kosminę dalį, nes jinai tampa irgi tas jos jautrumas ir tyrumas tampa labiau atidarytas. Ir jie, kadangi interferentai vis tiek jie yra gobšus ir jie nežino, ant kiek reikia spausti ir kiek galima paspausti, kad žmogus neatsibustų, ypatingai tokios aukštos kosminės dalies ir dar iš kitos galaktikos. Tai vieną dieną jai tiesiog viskas atitrūko. Kosminė dalis nulaužė žmogišką dalį, kuri turėjo tą programą. Super. Viskas aišku. Dabar, Lina, pasižiūrim, iš kur jinai kilusi. Man labai įdomu pasižiūrėti. Vienas. Aš iš karto tiesiog matau, kad yra kita galaktika kaip vartai, matau vartus. Ir ateina irgi tokia kaip banga, aš matau rutuliukus tokius šviesius, rutuliukus neoninės spalvos, šviečiančius. Tai bandau nuskaityti informaciją, ką man nori parodyti. Atrodo, kad čia buvo tokia kaip jų savotiški dronai surinkti tiesiog informaciją šitos galaktikos. Jie neturėjo jokio tikslo kažkur tai rinktis patirčių ar keliauti kitas planetas. Jie tiesiog rinko tą tuščios erdvės informaciją. Kaip tuščios, netuščiainai. Nu jo, bet erdvės, ne kad planetų informacija, bet erdvės informacija. Tai ten yra vis tiek, vadinasi, galaktikos protas vis tiek yra. Taip, proto. Šito galaktikos proto analizė, nes aš matau, kai jie tokie pro vartus įskrenda tokie rutuliukai, tada iš jų tokie kaip išeina, tokie kaip lazdelės, kaip lazeriai, tokia, kaip atrodo kaip raudona ir į mėlyną, į kažkokią skirtingas spalvas. Kai sukasi tas lazeris, jisai keičia spalvas ir atrodo, kad jisai skanuoja tą informacinį lauką tos galaktikos proto. Toksai kaip surenka pačią tą informaciją. Ir matau, kad jų daug tokių išlenda, bet man jie kaip droniukai tokie yra, surinkinėjantis informaciją, savyje talpinantis. Tai jinai kas buvo? Dronas tai nemetalinis. Jinai programa yra kažkokia programa, pati? Taip, programa. Tuoj žiūriu. Tuoj sudėtinga biškį informaciją nuskaityti mano jos, kad tą pačią charakteristiką. Aš tuoj tik tais man. Susikaupk. Aš matau, kaip jinai renka duomenis, juos analizuoja čia toj pačioj vietoj. Toks jausmas, kad jinai renka šitą galaktikos, bet papuola viruso šitą dalis. Jie nesitikėjo, kad skanuodami mūsų galaktikos protą gali pakliūti į viruso tą terpę. Nes aš matau, kaip jie tokia skanuoja, renka, tokia kaip kaupia, tokia kaip laudina, ne? Kaip, pavyzdžiui, mes paleidžiam kokią nors programą ir mums sako, kad atnaujinama, pavyzdžiui, programa. Ir toksai, kaip kyla tas tulpelis, kad informacija surinkta. Ir atrodo, kad jau pripildyta informacijos laukelį ir toksai kažkoksai įeina kaip kitas dažnis visas. Ir tokia pradeda aliarmas, kad kažkas negerai, toksai tun. Ir aš matau, kaip šitie visi rutuliukai yra susijungę su viena tokia kaip ir kolektyvinė pasąmonė, tokia kaip sąmonė kolektyvinė. Ir kai pas vieną rutuliuką pakliūva viruso, automatiškai tas aliarmas persiduoda ir kitiems. Ir tie tokie kaip vieni sprunka per tuos atgal vartus, o kiti, kurie pagauna per ją, pagauna tą virusą, jie tokie kaip ir įstringa. Negali pereiti atgal tų vartų. Kažkoks yra kaip blokas, tu tiesiog negali, nes tave
nepraeina tas dažnis, yra kaip apsaugos vartai tokie. Ir vat šitie, kuri pasigavo tą patį virusą, kaip sakau, tokia grandinė nueina, jie visi yra šitame išrinktųjų agregore. Su tuo tas pats dažnis eina. Ir jie vieni yra daug. Kodėl? Dėl to, kad jinai buvo ne ta pirmoji, kuri pagavo tą dažnį, o ta iš tų, kur persiduoda man, tau, paskui iš tavęs dar kažkam, iš to kažko dar. Ir tas, kuris gauna paskutinis, jam mažiausiai pakliūva, jisai tiesiog dalį gauna, kokį 1%, ar ne? Bet jisai vis tiek jau negali grįžti pro tos vartus atgal. Bet tas pirmasis, kuris pasigavo, į jį įėjo didesnis procentas viruso ir automatiškai, kaip sakau, tam egregoriai yra dalis jau įstatyta į tuos postus, kur jau turėtų atlikti tas išrinktųjų pareigas. Tai tie išėjo pirmieji, tie pirmieji pasigavo to viruso. Tai visi, palauk, tai visi tie, kurie yra šitam agregorė, yra iš tos pačios chebros? Taip. Pasigavę tą virusą, tai sakau, vieni daugiau pasigavo, kiti mažiau, kaip grandininė reakcija nuėjusi. Aš supratau viską. Oho, kaip įdomiai. O klausyk, tu neturi tokios informacijos, negali pažiūrėti, ką jie darė su šitos galaktikos informacija? Kam jie iš viso čia ją rinko? Kad gamintus antivirusinę savo galaktikai. Supratau. Tai kaip ir aš mane per ekspediciją mačiau, kad čia niekas nieko negelbėja, čia tiesiog gelbėjasi visi, nes mato, kad virusas plinta, ne? Taip. Supratau. Tai jinai, žodžiu, atėjo į šitą galaktiką ir iš karto pakliuvo į Žemę ir jinai kažkur tik kitur dar buvo patalpinta prieš tai. Buvo patalpinta irgi, matau, skaidimo, išardymo laboratoriją. Čia taip. Bet prieš tai praktiką kokią atliko kažkur kitoj planetoj? Ne, aš matau iš karto, kad tokia kaip pagauna. Aš taip matau, jeigu kažkas užfiksuoja, kad jau yra, kaip jie pagauna tą virusą, automatiškai matricoje kažkokia įsijungia irgi tokia kaip perdavimo signalas ir puola tokia kaip dronai. Ir tada tie dronai tokia kaip juos pagauna į laboratoriją, vyksta skaidimas, bet viską matau tokia kaip aukštų technologijų, tokios, kaip būtų, netgi sakyčiau, dronai. Toksai, pereina tą pirmąjį sluoksnį. O paskui, kai jau nuimama ta apsauga jų, tada jau perdodama į tą laboratoriją, kur yra maldininkai ten arba biorobotai, kur dirba, kur jau mažesnė rizika, kad tos sielos kaip kovos. Klausyk, ar iš kitos galaktikos yra, jeigu tu pasižiūrėjus, koks yra skirtumas, jie yra labiau, būtent Vitos, advanced labiau, ar yra tiesiog kitokie? Kitokie. Tai realiai jie atėjo į mūsų dabartinę tą galaktiką, ne? Jie tiesiog pasigavo šitą virusą ir nesugebėjo su juo susitvarkyti ir už tai juos lengvai kaip ir paėmė, ne? Taip išeina. Taip, nemoka, nežino kaip. Jo, bet iš kitos pusės matrica nežino visų, ne tik sugebėjimų, bet dažnių. Taip. Iš kitos galaktikos ir jinai tiesiog, negali jos pačios nulaužti. Taip. Taip. Gerai. Pasižiūrim dabar kokią reinkarnaciją, kurią išsirinks pati pasąmonė. 1, 2, 3. Man rodo tokios kaip, nežinau kaip paaiškinti, labai sunku paaiškinti, ką matau. Jinai naudoja tokios kaip tepalus
tokius lipalus, tepa ant savęs. Aš sakyčiau, kad jinai tokia kaip ir rūpinasi savo kūnu, bet ne tai, kad per žolelės, bet kažkokius kaip gamindama tokius kremus, skysčius, tepdama ant savęs, ant odos. Aš matau tokį kaip eimą, pertepam, toksai permatomas kažkoksai glitnus, toksai kaip būtų koksai sraigių tas visas skystis. Tokia kaip sraigės uždeda ant savo rankos. Nu, tai yra net snail cream, yra sraigių kremas, jisai labai brangus. Yra toks dalykas. Aš matau, kad jinai naudoja gyvūnų, šitų gyvūnų nepavadinsi. Šliužiukai. Šliužų nepavadinsi gyvūnais, ar ne, bet tarsi jinai naudoja tai, kas juda, išlaikyti savo kūno grožį, sveikatą, būklę. Aš matau, kad jinai viduje atrodo kaip kaip čia dabar suformuluoti viską. Tuoj. Ta prasme, jinai žino, kas, kokie tokie, taigi būna, kad ir tas dėlės kažkokias dėliojagi ant nugaros, ne? Sraigės irgi turi kažkokį sekretą ten. Yra tokių dalykų. Ir dabargi yra. Jo, tai aš matau, kad jinai daugiau susikoncentravus yra ne į tą organų sveikatą, o į odos būklę. Nes jinai man sako taip, kad reikia svarbiausia prižiūrėti savo odą, nes oda yra kaip filtras, tas, kas patenka į kūną, į organus. Tai yra tam, kad saulė, pavyzdžiui, praeitų gerai per odą, kad pasisavintų kūnas tos saulės šviesos, reikia, kad oda kūno būtų pralaidi tam, kad jinai neblokuotų to filtro, ne filtro, o tos šviesos. Jinai man braukų, taip jinai per savo rankas, per plaštakas, ir jinai sako, reikia rūpinti savo odą, kad jinai būtų minkšta, švelni ir gerai praleistų tai, ką duoda mums gamta, tai, ką duoda gyvūnija, ne augalija, bet tas kažkokia tokia skysčiai reikia praturtinti, nes kuo ilgiau mes pasirūpinsime savo odą, tuo sveikesni mūsų vidaus organai bus, dėl to, kad jie gaus tą maistą per odą. O dabar žiūrėk, vienas punktas pas ją yra toks. Šiuo metu esu dekretinėse atostogos ir jau 5 metų įgyvendinu savo svajonę dirbti su eteriniais aliejais. Va čia jos arkliukas. Kremai, eteriniai aliejai gali būti gaminami kremai su eteriniais aliejais, bet jinai žino, kaip per odą pamaitinti organus, kūną, kad kūnas kuo išlaikytų ilgiau šitą minkštą grožį. Minkštumas man išeina. O dabar labai gerai čia jinai pati nuvedė, kad pasižiūrėti. Iš karto aš jau supratau, kad jai eterinė aliejai yra jos būtent gerai eina. O žiūrėk, pinigų matrica. Pinigų matrica yra manipuliuojama. Aš ją matau kaip hologramą daugiau pinigų matricą. Pinigai ateina tikrai ir žinau, kad visada jų turėsiu, bet čia tikriausiai skurdo mentalitetas likęs nuo vaikystės, nes labai vargingai gyvenom. Todėl dažnai savo visko gailiu čia turėtų būti, negaliu. Ir vis skaičiuoju pinigus, nerimas kažkoks dėl to yra. Čia kažkaip man nesiderina tie du dalykai. Pinigai ateina. Palauk, pinigai ateina ir žinau, kad jų visada turėsiu. Super, čia geras dalykas ir toliau čia tikriausiai liko skurdo mentalitetas. Matai, kažkaip tai net nesiderina šitie dalykai. Turi būti taškas, o tikriausiai liko skurdo mentalitetas, nes jinai jaučiasi, neleidžia savo. Aš pagal tai, ką jinai rašo, matau eterinėme lauke, kad yra, kaip sakau, ta holograma tokia manipuliuojama jinai, bet jinai yra iliuzinė tokia holograminė, kad jai mentalinis paukštelis labai čia stipriai veikia ir jinai teisi, kas sakydama, kad tai atėjo iš vaikystės.
Super. Gerai. Ok, pasižiūrim dar kokią reinkarnaciją, jinai išsirenka pati. Mhm. 1, 2, 3. Labai sunkiai dirba, matau, eina tokia kaip ir moteris, jinai, bet matau apie 40 metų ir toksai kaip daug moterų, toks kaip kolūkis, kaip dar kažkas, tokie ilgi, kaip rugiai, kaip kokie grūdai surišti į pundus ir moteris juos tempia, nešia kaip į vežimą, kaip kažkokią tai vieną vietą surinkdamos, bet daugiau jaučiasi čia kaip vergystės kažkoksai tai jausmas, dėl to, kad aš matau, kad kojos jos labai braižo šitie tos, kaip jį vadinasi dabar, kur šiaudais uždžiūvę, raižo jai kojas, va tie nupjauti rugiai ir net kraujas, matau, kad toks per skausmą eina ir bando užsiblokuoti tą skausmą, nes yra tikrai sunkus darbas, labai karšta, jos tokios apsirengusios stipriai, rankovės ilgos, sijonai kažkokie ilgi, tokie sunkus rūbai, labai skarus uždėtos, bet jos nekalba, jos negali kalbėti. Matau, kad vienas tas, kur vyras prižiūrėtojas yra į tą vežimą, kur jos turi sudėti šituos visus pundus. Tokį ilgą rimbą turi ir kai jeigu viena, pavyzdžiui, sustoja ir neneša, jisai kažkaip tais pliaukšteli per nugarą, kad greičiau judintųsi. Aš toj pažiūrėsiu, kodėl jos čia tokios tvarkingos. Tokia kaip vergovė. Jo, bet aš kažkaip tikėjausi, kad tu rasi kažkokią tai įdomesnę reinkarnaciją, bet klausyk, mano klausimas toksai. Tai ar jinai kažkada buvo paklususi šitam kontraktui ir buvo išrinktoji? Nors kartą buvo? Ar jie vargina visais būdais, kad jinai pasiduotų ir nebebūtų jai jėgų ir viskas galvotų jau, okei. Vargina. Aš nematau, kad jinai būtų kažkur tai. Nėra to šito drako reinkarnacijos, kad jisai būtų, pavyzdžiui, ją perėmęs, kad jinai būtų paėmusi jo vibraciją kaip charakteristiką. Nejaučiu šito, visą laiką pas ją yra tokia, kaip, kad jinai kentėtų, kad jinai aktyvuotų savo šitą kančios kažkokią tai vibraciją, būtų maitinama tom programom, mentaliniam plokštelėm, tokiom, jinai, kad vieną dieną jinai sakytų, viskas, nesąmonė, supykau. Ir tada, kai supykau, tada persiverčiu į tą antrąją pusę, jau kur tampu ta išrinktoji. Tai realiai nėra ten tokių labai baisių reinkarnacijų, nes tu sakai, kad, žinai, negalima smarkiai spausti, kad neatsibūstų, bet iš kitos pusės, kaip tu sakai, su kantrybė, jie ją taip kaip ir smugdina, žlugdo. Ir aišku, pas ją nuo tokių reinkarnacijų informacinis laukas yra, nelabai fainas. Tai gerai. Pažiūrėk dar archyvus ir einam tada valyti. Archyvai irgi yra manipuliuojami. Tai yra, kad jie yra sumaišomi, toksai sumišimas įdėtas dėl to, kad jeigu aš noriu kažko tai daryti, bet atvirkščiai gaunasi, kad aš ne tą informaciją panaudoju. Einu, tarkim, pasimti tortų receptų, jau darau lygtais ir galvoju, kad kepu tortą, o gaunasi kokia burokėlių sriuba. Tai pasme, kad einu kažko vieno, o gaunu rezultate kitą. Yra sumanipuliuoti archyvai. Ar yra ten archyvuose kažkas tai? Dabar nėra, bet aš matau, kad buvo. Tai reiškia, padarė darbą ir išėjo? Taip. Supratau, gerai, perduok dabar antivirusinę, pažiūrėk, ar jinai turi savo antivirusinę, ar kažkokia yra tiesiog programa. Antivirusinė yra. Kokia? Prasiskverbimo. Tokia įsiskverbimo.
analizavimo ir įsiskverbimo, nes per analizę gali įsiskverbti. Kaip dabar paaiškinti, kad protų suvokiama būtų? Pavyzdžiui, priešai save aš matau bloką. Blokas yra, tarkim, sudarytas iš X raidžių. Tada aš adaptuojuosi prie X raidžių ir tampu X raidė, kad aš galėčiau praeiti šitą bloką. Tada keliauju toliau ir pamatau sieną iš XY raidžių. Tada aš prisiderinu prie to Y ir tapus Y galiu prasiskverbti dar giliau. Žinai, nieko tu čia nepasakei, kad paaiškintų. Šakės. Tampu sieną. Gerai, aš tampu tuo pačiu. 3D tu paaiškink, kaip tai padaryti. Aš tampu tuo pačiu dažniu ir galiu prasiskverbti giliau į tą gilesnę plotmę. Ta prasme supratau, kad daleiskim jai atsikratyti emocijų, jinai turi tą emociją suprasti. Patirti tą emociją ir pavyzdžiui, kaip jinai gali, kaip aš sakau, pereiti į kitą žmogų. Jinai turi, pavyzdžiui, pagalvojus apie tą žmogų, susilygiuoti tame dažnėje, koks jis į jo tą būklę, būseną, ir tada jinai į jį įsiskverbia, gali skaityti jo informaciją. Jeigu tu liūdna ir aš noriu aš supratau jau. Tai aš galvoju, kaip čia tą antivirusinę pavadinti. Įsiskverbimo antivirusinė. Žodžiu, man toks yra alarmas, kad labai pavojinga ją paleisti į viešumą, jeigu kažkas gautų, jo reikės uždėti čia daug slapukų. Ok, tai susinaikino programos pas ją? Taip, nesumaišiusi savo programomis, aktyvavo ir pas ją nyksta tos. Daugiausiai tvarkosi žmogaus dalis, tokia, nueina tos žmogaus programos, tada pereina į tas, kur šalia to labirinto yra, jos visos tokios robotai tie. Sraigtai, tie sraigtai irgi tokie nulaužiami. Gerai, dabar galime kraują perkoštis. Pažiūrėsim, sraigtai ir išeis. Išeina. Kraujas išsivalo, skysčiai. Taip, išvalo, išmeta. Holograma, kur pas ją yra, šitą irgi susinaikino, ne, jau su programom. Bet likučius, kad išimt, kad nieko neliktų. Taip, išmeta. Gerai, susitvarko archyvus. Padarom. Informacinį lauką susitvarko. Visus žemus dažnius išsirenka, išmeta. Padarom. Susitvarko pinigų matricą. Aš iš kitos pusės nežinau, kodėl. Aktyvuoja savo, ne tai, kad aktyvuoja, bet nesusikuria savo pinigų matricą, aktyvuoja, nes šitą išmeta holograminę. Dabar susinaikina mentalinės plokšteles. Emocinis kūnas. Padarom. Gerai. Dabar taip, kadangi iš programų, kaip ir viskas, turėjo pasinaikinti, ne? Liko tik tai Drako vienas. Taip, yra grafėlis. Taip, bet dar yra šitie kontraktai iš aplinkos, ne, kurie eina. Ką jinai nori daryti su klasteriu savo? Išeina. Išeina? Jinai abejojo, jinai dvejojo, jinai galvojo, kaip kažkaip tais stovėjo, apgalvojo, kažkaip tais tokia kaip permeti variantus
toks jausmas, kad paralelės perbėgo, kaip jinai pasikeis ir pasirinko išeiti iš klasterio. Taip, gerai. Supratau, perduoda informacijos burbuliukus antivirusinės šitam būsiam klasteriui. Taip padarom. Ok. Dabar einam prie šito pono pagrindinio. Pasididina dažnius. Taip. Pasiema kontraktus. Sunaikina. Ir išmeta viską į portalą. Žiūrėk, kad nebūtų jokių likusių jungčių. Ir padarom. Ai, paklausiu apie klasterį ir užmiršau, kad tengi tie žmonės iš karminių ryšių liko. Ar jinai nusitraukė? Ne. Su šitais irgi. Ir dabar apie tuos žmonės pasakai ir man taip įjausi toksai kaip pagalį, toksai skausmas, kaip į vidų. Nusitraukė, jinai susirenka kontraktus, išmeta ir ne kontraktus, ten daug leidimai. Leidimai. Nutraukė ryšius, išmeta. Gerai. Dabar šitas agregoras, kur yra išrinktasis, jinai sukviečia visą savo pažįstamą sieną, ta prasme, iš tos pačios chebros sėtinasi. Sukviečia tie, kurie dar nėra visiškai užmygę. Pažiūrėk, kiek jų atsilieps. Dabar ateina procentais 15, bet aš matau, kaip auga. Ta prasme, kad atrodo, kad jiems turi daryti dar kol kas, bet procesas, atrodo, kad vyksta tas procesas, bet būdinėja tokia kaip miegančios gražuolės, atsibudusios, o taip pat kol įsižiovojo, kol įsiraižo, bet jau vyksta. Gerai, procesas paleistas. Gerai. Jinai dabar atsijungia pati nuo šito agregoro. Jinai suskaldo tą kolbą, atjungia tuos visus preparatus, nutraukia tą jungtį ir išsilaisvina. Gerai, atsijungia nuo matricos ir įsiregistruoja iš registrų centro. Padarom. Pažiūrėk, gerklė man pradėjo irgi dusinti. Ar nėra kažkokio implanto ten? Gerkliai nėra, bet aš matau, kad gimdoje datas neišsėmė, jį reikia manual išimti iš gimdos. Taip, ir pas mus yra antivirusinė, atsimeni šitą, kur gimdai būtent valymo. Ją neaktyvuoja, o gerklyje tokia išdraskyta gerklė, nes aš kaip sakau, ten buvo tokia metalinė, tai dabar gavosi tokia, kaip tie metalai visi išėjo, bet liko tokia kaip skaudi vieta, tokia nuplėšta oda. Gyva mėsa. Tai jinai dabar susitvarko, aktyvuoja tas čakrų veiklą, subalansuoja. Jie atrodo taip šiek tiek nauja viskas, ką jinai čia daro, nes pas ją atrodo, kad to kaip ir kažkas buvo viskas kitaip. O dabar jinai bando integruotis prie šitos vibracijos. Po šitos antivirusinės, kur yra tas diskas, žinai, kur įsiskleidžia. Paleidai, ne šitą diską? Taip, paleidau. Jo, būna moterims, kad prasideda mėnesinės anksčiau išsivalo gimda. Tai va, nenustepti reikia, jeigu kažkas tai bus. Čia nėra blogai. Gerai. Toliau, kas čia pas mus dar yra? Labirintas, ane? Susikūrėm labirintą pagal save. Šitie biorobotai išnyko, bet aš matau dar plaukiantis leidimai
su labirintu, tai jinai sunaikina šitos leidimus išmeta. Mhm. Ir va dabar gali sunaikinti jų labirintą ir susikuria savo Mhm. antivirusinių ir pasikelia dronas. Gerai. Perskanuk visą eterinį lauką, visą kūną ir pažiūrėk, kas dar palikta, ko mes dar nepadarėm. Aha, jinai atsigeneruoja va, tą kaulų struktūrą, tokia va, atsigeneruoja visą eterinį kūną, emocinį. Aha, žiūriu, kad nebūtų jokių jungčių, nieko, bet astralą, va, tai irgi dar tokia kaip apsauga užsideda su tais akiniais. Taip. Ir viskas iš eterinės pusės aš daugiau būtų kažkas ne jos. Gerai. Super. Nu ir paskutinis tradiciškai klausimas, ką nori pasąmonė per. Į savo eterinius aliejus ir tą savo produktą, tą savo produktą gaminti tada, kai tu jau, vat, kaip ir yra aukštose vibracijose, įdėti į jį, įsivaizduoti, kaip įdeda vat, į kiekvieną tą, pavyzdžiui, buteliuką ar tą savo produktą, įdeda informacinį burbuliuką ir va šitą tyrumo programą, va tą įsiskverbimo programą, ją užprogramuoja. Nu, pavyzdžiui, tepaliukas yra nuo to pagerintis tą. Įdėti įsiskverbimo programą, kad tas produktas pasiektų žmogaus, integruotųsi tas produktas žmoguje. Mhm. Va taip va. Mhm. Gerai. O dabar galim antivirusinę šitą paleisti globaliai su užraktu. Aha, jinai uždeda užraktą, bet šitas užraktas irgi yra toksai kaip ir kitos galaktikos, dėl to, man atrodo, nereikia nerimauti, kad atrakintų nesąmoningi žmonės, kurie panaudoja, nes čia yra tyrumo užraktas, tai tas, kas nori panaudoti priešingai, tiesiog neatsidarys, nes čia yra tyrumo. Aš jūs supratau. Aha, tai vadinai išmeta jį globaliai savo šeimai, tvarsime savo žmonėms, kam nori, jos pasąmonė. Mes, sakai, visą laiką pirmos eilės irgi stovim, norim. Nu, mes arčiausiai esam šiuo metu. Jo, bet mes ir dalinamės paskui su Taip, jais. taip, tai va. Tai. Mes į kolekciją dedam. Nu, žiūrėk, Ne, dabar viskas. pradėsiu matyti paralelės aš. Parašysiu postą, jeigu ką. Jo. Nu, viskas. Viskas. Super. Labai įdomus šiaip seansas buvo. Labai. Neeilinis toks labai keistas, gerąja prasme. Jo, viskas tada. Lina, ačiū ir sėkmės, Vitai. Sėkmės.